Sveiki, mėlyjei. Čia Laura Dabulytė ir mano tinklalaidė Lietuva sveiksta. Aš esu įsitikinus, kad Lietuva sveiksta, nes mano burbule, prisipažinsiu, yra tiek inovacijas mylinčių žmonių. Su jais susitikdavau healthcare akceleratoriuose, su jais susitikdavau Lietuvos medicinos mokslų universitete, su jais susitinku tam tikrose vietose ir sakau, ką darot? Ir jie visi sako, kūriam, mes kažką kūriam. Apie tą kūrimą vardant sveikatos šiandien labai noriu pakalbėti ir pas mane fotelyje įsitaisiusi juokiasi, nesako, ką dabar čia šnekėsim, Jūratė Kiršė, kuri šiaip yra visuomenės sveikatos specialistė, bet taip pat yra klinikinės medicinos, klinikinių tyrimų vadovė įmonėje Pulseto. Tai čia turim tokį aparačiuką, kuris lai jums nebado akių, nes jisai sako, kad kartais gali vos pabadyti, kai jį užsidedam ant kaklo, bet apie viską mes prieisim. Čia tik taip prietaisas, kuris jau yra kaip, man jis ant šitos mūsų mažo šio stalelio yra kaip pavyzdys to, į ką išeinama, kai pradeda nervuoti, kad Lietuva nėra sveika. Jūratė, papasakok savo pačios, tą tokį suvokimą, kad temoje, kurią nagrinėji, tau yra gera ir kad ten randi tai, ką galėtum pakeisti. Taip, tai iš tiesų, paminėjai Laura apie visuomenės sveikatą, tai šią sritim jau pradėjau domėtis turbūt jau tikrai daugiau negu prieš 10 metų, nes labai dažnai kalbėdama apie žmonių sveikatą, tai visi atrodo žinom, kad reikia ir pasportuoti, ir valgyti sveikai, bet apie ką tai galiausiai yra, o ką reikia daryti. Medicina dažnai tikrai ir išlieka tarp prioritetų, ypatingai studentų, kurie nori studijuoti, o aš nuėjau į tą sritį, kuri daugiau orientuojasi į prevenciją ir pagalbą žmonėm, padėti suprasti, tai kaip galima išvengti tų ligų, kurias galima suvaldyti. Ir čia iš karto Jūratė klausiu, kai tu prieš 10 metų pradėjai, tai bakalauras, magistras, ar buvo taip pat kaip dabar? Pasakyk, kad gerėja. Labai norėčiau, kad jeigu taip atsuktum laiką prieš tos 10 metų, buvo dar, blogiau, taip atsainiau. Kas ten tuo metu buvo? Ką ten radai? Taip, tai iš tiesų prieš tuos 10 metų turbūt tos lėtinės neinfekcinės ligos buvo tarp didžiausių galbūt Lietuvoje. Jos ir išlieka tarp top, bet turiu labiausiai, ko noriu pasidžiaugti, kad žmonės vis dažniau rūpinasi savo sveikata ir supranta, kodėl būtent tai reikia daryti. Tai tas fizinis aktyvumas, visas ilgamžiškumo gal burbulas iškilęs ne tik yra kažkur ant žurnalų viršelių, bet žmonės rūpinasi savo sveikata ir prie to tikrai prisideda tiek nešiojimai įvairūs prietaisai, kaip išmanūs laikrodžiai, išmanūs žiedai, kurie padeda žmonėms sekti savo žingsnius, ieškoti galbūt kažkokių žygių trasų, varžyti su draugais ir taip, tos technologijos tikrai prisidėjo prie tos sveikesnės gyvensenos. Taip, aš pritariu tau, kad ir Vladai net dėkinga esu tą 15 walk, kai jinai pradėjo ir sako, nieks man netikėjo, kažkokia nesąmonė. Ir atrodo, o ką ten daryti, eiti? Ir čia reikia programėlės, ir čia reikia dabar inovacija. Kokia čia inovacija, mes vaikščiojam visada. Tai tikrai labai gera. Ir kita vertus, aš pati, pavyzdžiui, žiedą turėjau tą, labai seniai. Aš taip nuo jo pavargstu, aš tik pradedu suprasti, tai kada ten viskas vyksta. Ta, pavyzdžiui, laikrodį aš turėjau, man atrodo, patį pirmąjį, gal 12 metais ar 13, kai tikrai labai seniai atsirado patį pirmąjį ir kur taip atrodė. Ir paskui kažkaip atrodo, o kur link, bet dabar man labai patinka tas socialinis kampas šitų naujų technologijų, nes jeigu tu pamatai žmogų su kažkuo tokiu, tu jauti, kad jis priklauso tarsi kažkokiam klubui. Pavyzdžiui, tie žiedai iš tikrųjų toks yra flow hacking, čia linkėjimai mano labai geriem draugam, Linai su Remigijum, bet, pavyzdžiui, toks buvo, kad jeigu tu nešioji žiedą, klausimas yra, o tai gal pabaigai flow hacking? Ir taip, tai toks, labai dabar mačiau, kad ir telekomunikacijų įmonė, juos tikrai labai platina. Mintis yra tokia, kas atsitinka, nes tu pati dabar atėjau kaip atstovė įmonės, kas atsitinka tokio, kad mes su tavim hakatonuose matydavomės, tu visą rinką žiūrėdavai, tikrindavai. Kas atsitinka tokio, kad tu supranti, kad palauk, tai aš ne tik turiu teoriškai pasakoti, kaip čia dabar, kaip jums reikėtų elgtis, bet galiu nueiti ir praktiškai pradėti prie kažko prisijungti ir padėti tai daryti
plačiai masiai žmonių. Taip, tai iš tiesų, kaip irgi paminėjai, kad dažnai teko dalyvauti ir pačiai įvairiose hackathonuose, prisidėti prie tų inovacijų, mokytis įvairiose tarptautinėse vasaros stovyklose. Pavyzdžiui, Oksforde. Oksforde, taip, tai nuo šio ir prasidėjo visa kelionė iš tiesų. Ir norėjusi tikrai, jeigu ne kažką pačiai sukurti, tai prisidėti prie tų startuolių, kurie jau kūrė kažką, tai taip ir atsidūriau iš tiesų Pulseto. Jie kažką jau turėjo? Taip, jie jau buvo sukūrę ir aš sekiau jų kelionę, iš tiesų jau buvo sukūrę neinvazinį vagus nervo stimuliatorių. Jų kelionė tikrai buvo greitai auganti ir atėjau norėdama padėti, sutvirtinti ir sustiprinti su klinikiniais tyrimais pačio prietaiso veiksmingumą. Ir žinoma, eiti į didesnę sritį, ne tik pasilikti sveikatingumo srityje, bet taip pat kurti ir medicinos prietaisą. Tai, žinai, jeigu prietaisas prietaiso, man svarbiausia, čia kaip labai patinka, vienas žmogus sako, atėjau vaikui ieškoti darželio ir direktorė sako, mes čia, matot, apsipirkome naujų baldų. Okay, sako, o mes čia nusipirkom staiga džiovyklę su skalbyklę. Okay. Sako, trečia vėl rodo puodus, bliūdus, kažkas sako, aš atėjau vaikui geros vietos, tai man ne to reikia, aš noriu, žinai, tai lygiai taip pat, kai tu paminėjai apie prietaisą, man pati fainiausia čia vieta, kad jūs esate pasirinkę vagus nervo, galimybę padėti tavo vagus nervui. Teisingai sakau. Teisingai. Iš tiesų tai vienas iš būdų padėti savo kūnui greičiau pereiti iš simpatetinės nervų sistemos į parasimpatetinę. Nenervuok. Iš nervo į nervą. Kas tas yra? Padėti greičiau tiesiog nuraminti savo kūną. Gerai. Tai yra pereiti į tą iš įtampos būsenos į ramybės būseną. O reikia to? Tikrai reikia, nes mums irgi labai buvo įdomu, tai kokia ta situacija Lietuvoje, mes dažnai kalbam apie pasaulį, 21 amžiaus pandemija ir yra, stresas, įtampa, nerimas ir norėjom pasižiūrėti, tai kokia situacija pas mus vietinėje rinkoje, tai ką žmonės jaučia. Ir rezultatai iš tiesų nustebino, atlikta apklausa parodė, kad beveik trečdalis žmonių patiria įtampą kasdien. O tai tie, kur nepatiria, ką jie veikia? Greičiausiai nedalyvavo apklausoje. Arba jau rūpinasi savimi. O tai gerai, kitaip paklausiu, Jūrate, kaip dažnai tu patiri stresą? Įtampą? Kartą per savaitę. Tikrai? O tai palauk, ką mes vadinam tada įtampą? Įtampa ir yra ta būklė, kai žmogus dėl kažko nerimauja, jau stresuoja galbūt, bet nesijaučia iki galo paveiktas to streso. Ta nuolatinė įtampa ir yra įsitempę raumenys, surakinta žandikaulis ir kai tu jau galvoji, kad, jau kažkas negerai, jau kažkur signalai. Aš kitaip matuoju. Yra vienas įtampos būdas, kai čia išmėto tokiais raudonais, žinai, gabalais. Kitas būdas, kai tu pradedi prakaituoti. Ir trečias būdas, kai nebežinai, ką sakyti, pavyzdžiui, ne? Tai čia iš mano srities, iš komunikacijos, žinai. Taip. Bet šiaip galėtumėm, kad, nes man atrodo, tie lygiai tokie, kur, aš atsimenu, tas pats Žiedas man rodydavo, žinai, 8 valandas streso ir aš kažkaip man normali ta diena buvo, gal tų kavos puodelių ryte per daug, žinai, bet man atrodavo, kad ta diena labai normalu. Kaip tą įtampą jausti, tai čia normali ta įtampa, ar jinai tokia, jau truputėlį per aukšta? Taip, tai iš tiesų, kalbant apskritai apie įtampą, apie stresą, yra trumpalaikis stresas ar ne, nežinau, reikia užbėgti ant scenos. Į 4 aukštą, ne? Arba ateiti į laidą ir toks jauduliukas ima, ar ne, lyg delnai prakaituoja, lyg nejauku ir kaip ir paminėjot, kad, tikrai toksai sukyla, ar ne, tarsi ir širdies ritmas. Bet didžiausia problema yra tome lėtinėme strese, kai yra ta įtampa ir stresas jaučiami nuolatos. Taip. Ir tai tampa tiesiog norma. Ir būtent lėtinis stresas ir yra tai, į ką labai labai svarbu atkreipti dėmesį. O kaip matuoti? Matuoti bent jau su savo nešiojimais išmaniaisiais prietaisais. Kas jau vyksta, ne? Arba tiesiog pasinaudoti labai paprastomis apklausomis, kurias labai nesudėtinga rasti internete ir įsivertinti, tai koks tavo
streso ar įtampos lygmuo. O, geras, taip žinai, aš atsakau į 5 klausimus, Taip. kažkokius visai paprastus. Kas tai galėtų būti? Ko ten klausia? Ar šiandien jautėte nerimastingas mintis, galbūt? Kaip vertinate Atsibudau savo su jumis. miegą? Taip, tai yra tam tikri Geras. indeksai sukurti, kurie ir padeda Geras. įvertinti labai paprastai, tai koks tavo streso ar įtampos lygmuo kasdienybėje ir kada jis jau tampa toksai pavojingas. Nu, ateini į įmonę, o jinai sako, atradom vieną nervus ridikulus, sakau, bet ką, kažkokį mažą dalykiuką ir sako, žinok, šitas pasirodo yra stimuliuojamas. Ten, kaip žinai, mano ten tavo, tie patys draugai, jie ten sako, kažkoks antinkščių, ten virpėjimas, kažkas, sako, kad Jėzus Marija, kas tu? Nu, tu turi būti, žinai, specialistų, kad apie tai žinotum. Ir kaip gera, kad yra specialistų, kurie į tai įsigilina. Tai ką atradot? Tai ir pamatėm būtent per apklausą, kad žmonės yra linkę eiti į tikrai nemažus kraštutinumus ir savo įtampą malšinti rūkydami, vartodami alkoholį arba vartodami raminamuosius. Ar tau tai keista? Ir taip ir ne, nes tai yra lengviausi būdai, greičiausiai gal žmonėms atrodo, kad tas momentinis susimalšinimas, taip, arčiausiai labiausiai prieinami būdai, bet vis tik yra labai daug paprastų, natūralių būdų, kaip galima nuimti tą savo įtampą ir susitvarkyti visų stresų. Ar galim sakyti, kad tie paprasčiausi būdai tave tik tai įveda į kažkokią spiralę, kurioje tu tiesiog neišlendi iš tos įtampos? Ką daro tie, kuo blogi, nu gal čia, žinai, turim specialistę, kuo blogi tie mūsų, tokie atrodo labai paprasti būdai, ne, kur, nu, žinai, kažkoks tai blogas įprotis ir aš galvoju, kad man tarsi nuėmė, bet kas čia iš tikrųjų įvyko? Taip, tai tarkim, tas pats alkoholio vartojimas, ar ne, kaip žinia, tikrai Lietuvoje tas paplitimas alkoholio vartojimo žalingo, galbūt tai galėčiau pasakyti, tikrai yra nemažas, bet ir atrodo, kad, tai vakare prieš miegą gal išgersiu kokią taurelę, geriau užmigsiu, bet tas nuolatinis vartojimas ir gali privesti prie alkoholizmo, nes atrodo, kad, momentiškai tu nusiramini, bet iš tiesų tu tikrai dar labiau kenki savo organizmui. Tik dar labiau kenki. Taip. Paprastieji būdai. Ką aš paprastaisiais būdais galiu padaryti, kad įtampos nebūtų. Bet dar, Jūratė, labai noriu, kad šiandien tik nebūtų. Ką aš gaunu dovanų, kai įtampos nėra? Ką organizmas, kaip sveiksta organizmas, kai mažiau mano gyvenime įtampos? Kas tada vyksta? Tai mažėja lėtinių neinfekcinių ligų rizika, insulto rizika mažėja, bet taip, ir tai, žinoma, gerėja miego kokybė, gerėja kūno atsistatymas ir, kas žinoma, svarbiausia, stiprėja jūsų imuninė sistema. Be streso imunitetas gerėja? Tikrai taip. Ne dėl maisto papildų, o dėl to, kad aš tiesiog mažiau stresuoju. Magiško piliulė yra geras miegas ir mažiau streso. Ir nekreipdėmėsi, ir nieko nekreipdėmėsi. Tikrai taip. Super. Kokie yra būdai atstatyti tai? Tai svarbiausia iš tiesų visų pirma galvoti apie fizinį aktyvumą. Tai ar aš kiekvieną dieną išeinu pasivaikščioti į lauką? Ne, tai būtinai atei pėsčiomis, ne, iki studijos. Tai čia apie tuos dažnai siūlomus 10 000 žingsnių per dieną, tai čia yra turbūt vienas svarbiausių būdų ir paprasčiausių, ką galima padaryti dėl savęs. Tai čia irgi tavo skaičius. 10 000 irgi tavo skaičius. 10 000 plus. Plius. Pradėkim nuo 10 000, ne? Pradėkim, taip. Svarbiausia susidėlioti žingsnius. Taip. Kokybiškas miegas, vienareikšmiškai, labai svarbu, o jeigu jaučiat, kad įtampa yra labai sunku suvaldyti, pakvėpuokit. Giliai įkvėpkit, sulaikykit kvapą ir iškvėpkit. Ir bent keletas tokių sesijų tikrai padės nusiraminti. Tu nori pasakyti, kad nebus 4 punkte užsidėkit ant kaklo įrankį? Taip, kai jau matote, kad vis sunkiau galbūt suvaldyti savo įtampą, stresą ar nerimą, tikrai kasdienybėje visuomet galima imtis ir tokių išmanių technologijų, kurios padeda. Bet nes yra išmanios technologijos, kurios tik tai stebi, tave tik tai stebi, o aš čia suprantu, kad padeda.
Taip. Gali paaiškinti truputėlį. Aš čia matau tiesiog, kaip čia, tuos burbuliukus tokius, ne? Taip, tai čia yra elektrodai. Ir mes jau negalim naudoti dėl to, kad neturim gelio tam tikro, ne? Taip, šiuo metu neturim gelio, bet jis rimtai atrodo kaip lubrikantas, atsiprašau, bet... Galimai. Dirbame ties to. Ai, kad atrodytų kitaip, ne? Atrodytų daug reprezentatyviau ir galbūt netgi ateityje iš vis nereikėtų jokio gelio, nes tikrai norim sukurti ir tokį sprendimą ir prietaisą. Tai iš esmės taip, vyksta užsidėjus, pasitepus elektrogelių, užsidėjus prietaisą, pasijungus per programėlę, galima pasirinkti, kurią nori sesiją, ar tai pagerinti miegą, ar sumažinti įtampą ir vyksta tiesiog stimulacija, elektrostimulacija, kuri stimuliuoja klajoklį nervą ir taip, kaip ir minėjau, padeda pereiti iš tos įtampos į nusiraminimo būseną. Kiek tai trunka? Tai gali trukti nuo 4 iki 10 minučių. Wow, programa gali būti net 4 minučių. Taip, arba netgi 20. Ar galiu padauginti šito pasistimuliavimo? Ne, iš tiesų mes ir norim ir siekiam vystyti patį produktą, kad tos programos būtų kuo paprastesnės, lengviau naudojamos ir pritaikomos. Persistimuliuoti, turbūt jūs nesistimuliuosit 5 valandas iš eilės ar 24 valandas. Užmigau ir pamiršau, žinai, kaip būna. Išsijungiu. Aš taip audio knygas klausau, žinai. Jis tiesiog išsijungia. Kaip pajusiu, kad veikia? Jūs užsidėję ant stimuliatorių galite pajusti tokias kaip mikrodatėlės ir tokį labai švelnus krusdėliukų vaikščiojimą, galbūt ant kaklo, toksai dažniausiai, bet dažnai pats jausmas prilyginamas kaip ir įprastiems elektrostimuliatoriams, ypatingai raumenims, raumenų skausmui malšinti. Tai... Ką turiu pajusti? Kas turi man pasijausti pasibaigus programai? Tai jūs tiesiog pajaučiate tokią ramybę. Tai čia turbūt jau reiktų išbandyti ir panaudoti. O tavo pačios, tikrai naudoji. Čia suprantu, kad savo iš rankinuko išsėmei. Taip. Tai pas mane dažniausiai yra arba momentinio streso malšinimas, arba dažniausiai naudoti prieš miegą, tam, kad miego kokybė būtų geresnė. Ir kaip būna? Ir būna labai skanus ir gilus miegas. Turi dar vieną. Ištrauksiu iš rankinuko. Nes ten nežioju. Jūrate, Lietuva ir pasaulis. Mano laida, man kažkaip norėjosi pavadinti Lietuva sveiksta, nes man šitas noras įsileisti tai, kas mums galbūt nepažįstama dar, bet biotechnologų, įvairiausių inovatorių, laboratorijose dažnai bandoma, nes kuo labiau mes tos drąsos turėsim priimti tai, galvoti, žiūrėti, gal ne tas dalykas, kitas, tai bus tikrai kur kas geriau. Iš jūsų skaičių suprantu, kad pasauliu jūs labai buvot laiku ir vietoj. Ar ne? Tas jūsų augimas toks masinis, kažkoks net atrodo, mes Lietuvoje taip nepripratę, kad jūs taip augtumėt. Kas ten, kodėl tu manai, taip sužavėjot užsieniečius? Tai greičiausiai ir yra tas, kad patekėm ant skaudžios vietos, kaip ir minėjau, kad stresas įtampa yra labai tikrai didžiulė problema pasaulyje. Ne tik Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje, va būtent, ypatingai tikrai visame pasaulyje tos problemas išlieka panašios ir, kaip sakant, atėjom laiku ir vietoj, kai žmonės ne visuomet galbūt žino kaip arba ieško įvairių alternatyvų, kaip savo padėti, kaip gyventi sveikiau, tam, kad jaustųsi geriau ir tam, kad galėtų užkirsti kelią ligoms. Tai čia yra, žinoma, ateina ir visuomenės sveikata, prevencija, sveika gyvensena, bet prie to ir tikrai žmonės labai mėgsta naudoti ir išbandyti įvairias sveikatos technologijas. Tas apskritai, kaip ir kalbam apie sveikatos technologijos, jos ir eina link žmogaus, nuo klinikų, naudojimo klinikose, ar ten tik universitetinėse ligoninėse. Padaryti taip, kad, žiūrėk, aš pasiėmiau, naudoju, turiu. Jau net nekalbant apie teleklinikas, kurios tave nuotoliu gali pakonsultuoti, gali užsidėti prietaisus ir gydytojas jau kažkur kitam pasaulio krašte mato rezultatus. Taip. Super. Jeigu, Jūrate, taip paklausčiau tave, žinai, tavo top 5 inovacijos pasaulyje šiuo metu, kurios tave, žavi. Gali ten kurį nors skaičių įdėti, aišku, tai ką pati atstovauji, žinai, bet kas tau buvo iš tų tokių, kad, geras, žinai, tuos prieš tuos 10 metų net negalėjau apie tai pagalvoti.
Man turbūt vis tiek žaviausia išlieka, kaip tos nešiojamos technologijos priartėjo prie žmogaus ir ištobulėjo. Ir kaip yra kiek daug sėkmės istorijų, kur laikrodis pranešė, kad ten tau su širdimi jau problemos ir tu tiesiog tau iškviečia vos ne pagalbą ir užkertamas kelias ir laiku sustabdomas tam tikros lygos. Tai turbūt nešiojami prietaisai tarptų top 5 ir išlieka. Taip pat įdomu, kaip technologijos keičiasi, galbūt teko girdėti, kaip į ausinukus yra širdies matavimas, įdedamas, ten matuokliai dabar galima prieiti. Taip pat tokie prietaisai kaip neinvaziniai vagus nervo stimuliatoriai, apskritai neuromoduliacija, kad galima jau ten EEG, tai yra ten smegenų bangų foną pamatyti ne tik pas gydytoją kabinete, bet tiesiog užsidėti tokius ausinukus taip pat ir viską matyti. Tai technologijos tikrai artėja ir man atrodo svarbus paminėti taip pat, kaip ir sakei, kad nebijoti jų įsileisti, nebijoti pabandyti, galbūt ir robotai siurbliai kažkada atrodė visiška utopija, bet dabar taip yra daug priemonių rūpinti savo sveikatą. Ir, žinai, tas tavo labai gražus kampas nuo to, ko mes pradėjome, visuomenės sveikata. Ar tu jauti, Jūrate, kad esi burbule? Tai kad tavo aplinkoje, tavo Oksforde, kuriame buvai, atrodo, kad nėra kitokių žmonių. Tuo tarpu Lietuvoje aš pati dar kartais susiduriu su tokiu suvokimu, kad o kas blogai, žinai, o ką blogai aš čia darau, žinai, nežinau, ten prieš miegą gerdamas kavą ar ten kitus dalykus. Žinai, galėtumėm čia vardinti labai daugybę dalykų. Kaip galėtų lengvumas prietaisų pasiekiamumas pasiekti mases? Tai iš tiesų, grįžtant prie to paties, tas prieš 10 metų ir daugiau, atrodo, buvo pirminis suvokimas galbūt, kad, taip, man reikia pasportuoti, reikia valgyti ten tik daržovės galbūt ir tas toksai nesupratimas, kodėl taip daryti. Tai edukacija, man atrodo, ir padarė didžiulį šuolį per pastaruosius metų ir tas užkratas vis plito ir plinta. O kaip ir minėjau, iš tiesų, kad tie patys prietaisai, nuo kurių ir pradedam, aš miegojau taip ir taip, galbūt kažkas mano atsistatymas kažkoks netoks. Kažkaip ir HRV, koks ten. Taip, širdies ritmo variabilumas, kažkoks netoks. Išgeriau galbūt alkoholio vakare, bet jau matau, kad rodikliai yra visiškai iškreipti kitą dieną. Ir tas greičiausiai ir, manau, iš tiesų tikrai padeda žmonėms geriau suprasti, tai kas čia keičiasi ir matyti tą realų pokytį. Super. Tai Lietuva sveiksta kai? Lietuva sveiksta, kai daugiau juda, daugiau valgo įvairių spalvotų daržovių, labai skaniai miega ir, žinoma, jaučiasi laimingi. Nuostabu. Čia Jūratė Kiršė, aš Laura Dabulytė, laida Lietuva sveiksta. Mano išsinešimas šį kartą, aš pirmą kartą iš Jūratės išgirdau apie individualumą. Jeigu laidose labai dažnai pašnekovai čia pasakoja apie tai, kaip labai dažnai kartu turim daryti dalykus, man jausmas, kad visa tai, ką mes dabar inovacijų pavidalų galime gauti arčiau negu kad einant pas medikus, tai yra tas toksai aš pats. Nes, jeigu man kažkas yra, tai aš pats ir darau. Tai čia irgi vienas iš kampų, kurį labai verta apgalvoti. Ir jeigu tik tai jums truks idėjų, kur tų naujovių ieškoti, tai sakykit, žinom gerų vietų. Ačiū Jums labai ir iki pasimatymo kitą kartą. Viso.